Eilinė diena ofise. 3 patikros Vilniuje, Lexus RX už 25 000. Ok. Pasitikrinsim kebuliuką. Alyva įdomiai keista, kas 15 pradžiai tūkstančių. Po to 170 000 ir 196. Nėra labai gražus skaičiai. Didelis pliusas, kad yra RDV, nes tikrai yra daugiausiai šansų. Su beveik pilnai pakrauta baterija, nuvažiavam nepilnai kilometrą, biški mažokai. Klaidų yra, bet ne visos aktyvios. Ką tik padarė ant vietos antikorosinį. Trumpai apie Lexusą hibridą. Nustatėm, kad baterija yra pavargus. Įsijungia vidaus degimo variklis nuvažiavus 1,5 kilometro, kai turėtų nuvažiuoti apie 2-3 kilometrus. Žodžiu, nu ką, keista, kad buvo trintos klaidos prieš 14 000 kilometrų pagal diagnostiką. Nors nieko keisto, mes žinom tokį triuką, nuėmė Lexusui klemą, nusitrina klaidos. Ir diagnostika neužfiksuoja, kad buvo trintos, jos tiesiog išnyksta. Ir per naujo pradeda jas skaičiuoti. Tai va, toks triukas.